Pirmasis video apie badavimą ir autofagiją sulaukė nemažai klausimų ir susidomėjimų. Todėl darau antrą dalį ir pasidalinsiu šiek tiek daugiau informacijos. Taigi, jeigu badavimo dar nesibandęs, yra rekomenduojama pradėti palaipsniui. Pirmasis žingsnis tai 12-12, o tai reiškia 12 valandų badavimo ir 12 valandų valgymo langas. Kai tai tampa įprasta, gali pereiti prie 16-8, kas yra labiau klasikinio protarpinio badavimo modelis, ir tik tada, jei kūnas reaguoja gerai, galima išmėginti ir 24 valandų, o toliau ir net 36 valandų badavimą. Svarbiausia suprasti, kad tai nėra kažkokios varžybos. Čia nereikia savęs spausti per daug. Kūnas turi adaptuotis, priprasti ir tai užtrunka šiek tiek laiko. Toliau labai svarbi tema tai skysčiai ir elektrolitai badavimo metu. Vanduo yra būtinas, taipogi galima gerti juodą kavą arba žalią arbatą, tačiau be cukraus, be pieno, be jokių papildomų priedų. Taipogi žiupsnelis druskos, elektrolitų papildas ar mineralinis vanduo puikiai padeda palaikyti balansą, kadangi dažniausiai, kai žmonės sako, bado metu man buvo bloga, dažnai kaltas elektrolitų trūkumas ir tuomet atsiranda galvos skausmas bei kažkoks silpnumas. Taipogi svarbu paminėti, jog moterų hormoninė sistema yra žymiai jautresnė energijos trūkumui, todėl badavimo geriausia vengti savaitę prieš menstruacijas, kai krenta estrogenas ir kūnas tampa jautresnis stresui. Būtent tuo metu badavimas gali pakelti jūsų kortizolį, sukelti nuovargį ar net sutrukdyti jūsų ciklą. Optimaliausia badauti pirmoje ciklo pusėje, kai hormonai stabilesni ir energijos yra daugiau. Toliau pereikime prie kito svarbaus klausimo. Kaip reikėtų baigti badavimą? Tikrai ne ledais ir ne šašlykais. Pirmas maistas turi būti lengvas, pavyzdžiui, kiaušiniai, daržovės, šiek tiek sveikų riebalų, avokadas ir tik po to palaipsniui reikia grįžti į normalų subalansuotos mitybos ritmą. Na ir pabaigai svarbu paminėti, jog badavimas netinka visiems. Jeigu turi hormoninių sutrikimų, diabetas, skydliaukės ar kepenų problemų arba esi nėščia, tai nėra eksperimentas, tai yra rizika. Tokiais atvejais būtinai pasitark su gydytoju, pasidaryk kraujo tyrimus ir jei nori pamėginti, daryk tai su specialisto priežiūra. Jeigu turi daugiau klausimų, drąsiai rašyk komentaruose ir padiskutuosim.